Poros santykių pokyčiai po gimdymo. Kodėl mes nebesusišnekame? Kas mums nutiko? Kodėl jis manęs nesupranta? Kodėl ji taip pasikeitė, kai gimė vaikas? Šios klausimus dažnai girdžiu savo kabinete. Ir iš tiesų, nors vaiko gimimas yra ypatinga patirtis, santykių pokyčiams dažnai esame mažiausiai pasiruošę. Tapti tėvais – tai ir bendrumas, ir tuo pačiu labai skirtingi išgyvenimai. Čia ypač svarbu gebėti kalbėtis, girdėti vienas kitą, priimti, kad jaučiame skirtingai, reaguojame skirtingai ir atsinešame skirtingą patirtį. Šis laikotarpis kviečia ne kovoti su skirtumais, o mokytis, kaip jie gali papildyti mūsų santykį. Tapti komanda. Kas gali padėti? Sąmoningas pasiruošimas ne tik gimdymui, bet ir laikotarpiui po jo. Mokymasis konfliktuoti, be kaltinimų, o su noru suprasti ir rasti sprendimą. Gebėjimas ne tik kalbėti, bet ir klausytis. Ir žinoma, ryšio kūrimas per mažus dalykus. Prisilietimą, švelnų žvilgsnį, dėmesį, padėką. Gimus vaikams, mes pradedame suprasti, jog maži santykio momentai gali kurti gilų ryšį.